Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Na, aš jau buvau Londone, Ispanijoje ir man atrodo, aš atsidūriau visame pasaulyje. Katės, na ne paprastos katės, o laukinės katės. Sveiki, dabar mes esame Kauno zoologijos sode ir mes jau matome labai gerų gyvūnų, žiūrėkime. Aš žinokite, ką tik prieš tą bežionę, čia labai sunku, aš tiek daug labai pasistengiau minti, oi, pavyko laimėti. Mes buvom, kaip ir džiunglėse, kaip kur labai karšta, kur smėlis, jo. Tai mes buvome dykumoj, pamatėme šarvuotį, dar liūtų matėme, ką ten dar gyvačių, dar žiūrėkite, o čia yra toksai driežas, o dabar yra dar geresnių naujienų. Žiūrėkite, kur mes eisime. O ne. Kas ten mūsų lauks, keliaujame dabar. Tai kas labiausiai patiko, Nikai, tau? Iš to, ką dabar matai? Tai labiausiai turbūt patiko dykumoj. Na, kodėl? Todėl, kad ten gyvūnai, štai čia, tau vaikščia, galėjai paglostyt netgi vėžlius ir šiaip, o jeigu tiesą sakant, visur labai patiko ir žuvytės ten patiko labai, tai einam į šitą tunelį.
Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Na, žinokite, mes jau važiuojame namo, nes, na, jau tikrai labai tamsu ir jau zoologijos parkas, man atrodo, greit užsidarys. Ir gyvūnų jau išėjo daug kas miegoti, na, nes jau vakaras kaip ir. Na, koks gyvūnas tau paliko didžiausią įspūdį, kurį norėtum parsivežti namo? Oi, namo? Net nežinau. Reikia pagalvoti. Visus, bet gal jo, aš pagalvojau tokį šarvuotį. Ten jūs gal žinote, toksai mažas labai su šarvais, labai. Parodysiu. Jo, taip šarvuotis, jisai vadinas, toksai tepu. Labai, šiaip man jisai labai patiko. Ir žirafo šiaip labai patiko, kurią mes matėme. Na, tai po kol kas tik tiek. Ir susitiksime turbūt pas mane namuose.